Sveiki! Šiame video mes parodysime, kaip išlyginti grindis Weber savaime išsilyginančių cementinių mišinių Weber Vetonit 4150. Grindis galima lyginti dviejais būdais – rankiniu ir mechaniniu. Viskas priklauso nuo liejamo ploto. Jei jis nedidelis, liejama rankomis, jei didelis – mašininiu būdu. Prieš darbus rekomenduojama pasitarti su specialistais ir pasirinkti geriausią sprendimą. Jei dirbsite su mechanizmais, jums prireiks 5 žmonių brigados, taip pat vandens ir elektros. Laikantis technologijų, optimalus liejimų žarnos ilgis turi būti 40 metrų. Žarnoje mišinys papildomai persimaišo ir subręsta. Jei liejimo darbus atliksite rankiniu būdu, jums reikės 3 žmonių brigados. Weber Vetonit 4150 mišinys dedamas dalimis, ne po visą maišą iš karto, ir maišomas su 5,25 litro švaraus vandens, tai yra 21% sauso mišinio masės. Nedideliems mišinio kiekiams maišyti naudojame nedidelių apsukų elektrinį mikserį. Maišymo periodas maišant mikseriu mažiausiai 1 minutė. Sauso mišinio temperatūra privalo būti nuo +10 iki +25 laipsnių Celsijaus. Atkreipkite dėmesį, jokių būdų negalima perdozuoti vandens. Lieti grindis mechaniniu būdu galima tik Weber specialistų rekomenduojamomis mašinomis. Abiejose situacijose grindys liejamos vienu užliejimu, be jokių pertraukų. Taip daroma tam, kad nebūtų matomos liejimo sandaros ir sujungimai. Abiejose metoduose yra vienas būdas, kaip teisingai paruošti paviršių. Paviršių, kurį norite lyginti, reikia kruopščiai nuvalyti. Po to paviršius gruntuojamas Weber Vetonit MD16 gruntų koncentratų. Pirmam gruntavimo sluoksniui grunto koncentratas skiedžiasi vandeniu 1:5. Po 4-6 valandų paviršius gruntuojamas antrą kartą, tuomet grunto koncentratas skiedžiasi 1:3. Kad išvengtume įtrūkimų sandūrėse ir medžiagos nutekėjimo, po grunto džiūvimo skylės ir įtrūkimai grindyse užtaisomi. Dėmesio! Patarėme naudoti greitai džiūstantį remontinį mišinį Weber Vetonit 4400. Po to, kai mišinis išdžius, tas vietas papildomai pragruntuokite. Norint išlyginti grindis tolygiai, viename lygyje rekomenduojama naudoti plastikinius lygio matuoklius. Kampuose ir sandūrose klijuojame Weber amortizacinę juostą. Kai liejamas didesnis plotas, išliejus didesnį kiekį skiedinio, pradedamas lyginimas specialiu dygliuotu voleliu. Dėmesio į video – volelis. Šis volelis netinkamas masės išlyginimui, jo dygliai per trumpi ir išsidėstė labai arti vienas kito. Paviršiaus apdirbimas voleliu reikalingas dėl nuorinimo ir tolygesnio skiedinio pasiskirstimo. Siūlome avėti specialius įsispirimus dygliuotus padus, kurie tinkami ant darbinės avalynės ir nepažeidžia skiedinio. Išpiltą masę galima koreguoti iki 15 minučių. Po 4-6 valandų grindys bus pakankamai sutvirtėjusios, todėl ant jų jau bus galima vaikščioti.